Sveiki visi, aš esu Mantas Šaltis, kuriu turinį apie įvairius ekstremalius sportus ir šiandien pašnekėsime apie mano naudojamą įrangą. Pradėkime viską nuo sporto, kuris mano gyvenime atsirado pirmiausiai. Tai yra riedlentės. Riedlentę aš važinėju nuo 10, bent jau visiems taip sakau, tačiau tiesa yra tai, kad pastaruosius 15 metų aš ant riedlentės stovėdavau valandą per metus, bet visą tai keičiasi. Aš grįžtu prie riedlenčių, apie tai bus sekantis mano video, tačiau šiandien kalbam apie įrangą. Tai konkrečiai šita lenta yra Polar Skate, Pontus Alf 2013 metų modelis, kaip 10 metų senumo išlaikytas tikrai neblogai. Aišku, turint galvoje, jeigu važinėjai valandą per metus, tai kaip ir nenuostabu. Daugiau apie šią lentą labai pasakyti negaliu, kadangi ją gavau dovanų kalėdoms prieš 10 metų. Aišku, žinoma, su kiekviena riedlentė reikia batų. Batus aš naudoju tai, kas yra neatsiejama nuo riedlenčių jau daugybę metų, tai yra Vansai. Tai štai kaip atrodo mano riedlenčių setupas. Pereikim prie įrangos, su kuria aš esu sukūręs daugiausiai turinio, tai yra vandenlentės. Šiais metais aš plaukiu su Hyperlite Peripress lenta 151, tai yra JB O'Neill Pro modelis. Tai pastarosius 2 metus plaukiu su Peripressu, kuris buvo 2021 metų. Ir šiemet išmėginau 23, esu labai patenkintas ir žinoma, su lenta reikia batų. Batus aš naudoju Slingshot Space Mobus. Ko gero geriausi batai, kokie yra rinkoje, mano asmeninė nuomonė. Space Mobai man nuo pat pirmo užsidėjimo pasirodė be galo patogus. Dėl to aš ir kombinuoju 2 skirtingus brandus, tai yra Hyperlite'as ir Slingshotas. Lenta yra labai žaisminga ir maloni. Batai minkšti, šilti, patogus irgi rekomenduoju. Liemenę aš naudoju Mystico Star. Turi labai mažą footprintą, tai jautiesi pakankamai laisvai ir patogiai, tačiau puikiai apsaugo nuo smūgių. Šalmas. Mano šalmo pasirinkimas yra Iron Hardcap Amp 22 metų modelis. Labai patinka tai, kad yra reguliuojamas galvos spaudimas. Aš jį naudoju ir su riedlentėm, ir su snieglentėm. Universalus šalmas, minkštas, patogus ir, žinoma, gražiai atrodo. Dabar iš vasaros pereikime į žiemą. Pakalbėkime apie snieglentes. Aš naudoju Ride lentą King 2021 metų modelį 158 wide, nes mano pėda yra pakankamai nemaža. Tai yra parko tipo lenta, yra simetriška lenta, abu galai yra vienodi, turi kamberį per centrą ir rockerį ties kojom. Dėl to yra labai stabili ir puikiai tinka tokio lygio snowboarderiam kaip aš. Snieglenčių batai. Aš konkrečiai naudoju Deluxe Hunt Original, tai yra puikiai ir gražiai atrodantis batai. 2019 metų modelis, jie yra skirti labiau parkui, taip pat turi kulno prilaikymą ir čiurnos įtvarą, kuris padeda jaustis šiek tiek saugiau, nes čiurnos kenčia pakankamai dažnai visose lentų sportuose, dėl to papildoma apsauga tikrai padeda. Žinoma, susnieginti ir batais reikia ir apkaustų. Tai aš naudoju Fix Nation, minkšti, žaismingi ir lengvi apkaustai. Dar vienas keistas ir įdomus dalykas yra tai, kad čiuoždamas snieginti aš naudoju vandenlenčių liemenę. Ir taip, žinau, tai yra keista ir visi, kurie sužino, sako, kad tai yra labai keista. Tačiau dalykas yra tai, kad snieglenčių klasikinės tokios apsaugos man yra nepatogios, o pabandžius čiuožti su vandenlenčių liemene, man atrodo labai patogu. Plius tai puikiai padeda išvengti stipresnių smūgių arba tokiose situacijose. Dar vienas sportas, kuris egzistuoja mano gyvenime, tačiau mažai kas apie jį žino, tai yra laipimas. Laipimas mano gyvenime atsirado, kuomet aš išvažiavau gyventi į Kanadą ir tenais ir pamėginau pirmą kartą, grįžus į Lietuvą tiesiau šį sportą. Tai mano laipimo įranga. Apraišai yra Pezzle. Konkrečiai pasakyti daug negaliu, nes pirkau naudotus Kanadoje, tai tiesiog žinau brandą, nežinau nei modelio nieko, nei kiek metų šiem apraišam. Na ir žinoma laipimo batai. Tai aš naudoju La Sportiva Tarantula, tai yra puikus batai pradedantiesiems, puikiai apspaudžia koją ir yra pakankamai laisvi, kad koja nebūtų suspausta per daug. Žinoma, apie batus ir apraišus ir kitą alpinizmo įrangą aš negaliu labai daug patarinėti, tačiau tai yra tiesiog įranga, kurią naudoju aš. Štai ir visa mano naudojama įranga. Turim riedlentes, snieglentes, vandenlentes ir laipimą. Jeigu yra kažkoks sportas, kuris jūsų manymu man patiktų, lauksiu komentarų ir pasiūlymų žemiau.
Žinoma, turėčiau paminėti, kad ne vienas iš šių brandų manęs nerimi, tai vis tai yra mano asmeninė nuomonė. Ir jeigu reikės patarimų dėl įrangos, irgi kreipkitės, stengsiu padėti kuo galiu. O iki tol, susitiksim ant Hinton.